Alio, labas. Labą dieną. Jovita galima? Jovita? Jo. Kad šitokios nėra? Nėra Jovitos. Ne. O, man blogą gal numerį davė. O Jovitos visiškai, ta prasme, gal... Kaip čia? Jovita turėjo būti. Nėra? Kad ne, šitą numerį aš visą laiką turėjau. Nepažįsti Jovitos jokios? Pažįstu keletą Jovitų. Kokia būtent reikalinga? Lemba, Jovita, ką žinau, ta. Pavardė kokia? Ta, kur su Norba draugauja, pasakyk. Ai, su Norbertu kažkokio draugauja, sakė. Ir kam nereikalinga? Tai... Jinai vakar pas mane paliko apyrankę. Pas ką? Nesvarbu, tai klausyk, ar tai yra ar nėra, aš nesuprantu. Ne, nėra. O kur yra? Namuose. O gali telefoną kaip nors tada duoti? Nes manau, kad mes ne čia pataikėme, ne? Tai gal aš perduosiu tau telefoną. Arba kontaktus. Kontaktus? Galėtum Kontaktus? Kokius kontaktus? Pasakyk, kad jinai rytoj ateitų apyrankę pasimtų, nes... tai kaip jis pirmiausia sakys? Aš dar sakys. šampaną nupirkau, tai gal ateina pasakyk. Tai pas ką jie ateiti? Pas Rolandą pasakyk, kad ateiti. Pas Rolandą, žinos. Bet tai vis tiek, tai blemba, geriau, kad paskambinti. Ką žinau, kas čia dabar, gal nepažįsta jisai. Ne čia pataikė, man atrodo visiškai. O tu pažįsti Norbertą? Gerai, pažįstu, perduosiu. Perduosiu. Ta prasme, viskas okei, ne? Čia mes čia pataikėm ir tu supranti, apie ką kalba eina. Turbūt, paklausiu Jovitos, kuriai perduosiu tai. Supratau, super. Sveikas, Rūdik. Patampėm šiek tiek, ar ne? Kaip laikaisi? Labas, Norbertai. Čia radijas Zip FM iš Vilnius. Radistai. Klausyk, tavo mergaitė parašė, šiandien yra 4 mėnesiai, kaip jūs draugaujat. Teisybė? O, taip. Tai ji labai norėjo pasveikinti tave ir pasakyti, kad tave džiauriai myli. Ir šiek tiek paparinom, ar ne? Čia tai nustebino. Iš kur tu, Norbertai, esi? Vilniaus. O tu gal turi kokio nors įdomaus kraujo? Įdomaus kraujo? Aha. Turiu nulinę. Supratau, nesvarbu. Gerai, tebūnie. Tai gerą vakarą tau linksmai. Iki. Ate. Iki. Paparinom. Jis biški vyrukas susiparint turėjo. Tai ko? 4 mėnesius draugavo. Mažuko jis nežino, ten paliko vakarą apyrankę. Šampanėlį. Ieškom dabar. Šampūsdrika, kaip sakant.